Labadiena. Iš karto atsiprašau, žinokit, labai jaudinos, pirmą kartą savo gyvenimą pasakoju prieš tiek žmonių. Tikrai tikiuosi sudomis tai. Visų pirma, norėčiau pasakyti, ką vadinu ypatingaisiais vaikais. Tai yra vaikai, kurie turi specialių ugdymosi poreikių. Tai turbūt supratote, aš esu specpedagogas. Ir norėčiau papasakoti tokį vinguriuotą kelią, kaip aš juo tapau. Pirma, turbūt tiktų tą frazę, kurią aš pasakiau išeidamas iš mokyklos. Paskutinis skambutis, aš išeinu iš mokyklos, aišku, gėlės, brandos atestatas. Ir aš savo klasiokui sakau, žinai ką, aš nepasilgsiu šitos mokyklos ir aš čia tikrai niekada negrįšiu. Tikrai, sakau, išvis. Ir viskas. Ir tai baigėsi ta mano kelionė mokykloje. Aš iš jos išėjau. Ilgai mąsčiau, kur čia įstoti. Pasirinkau finansus. Na, žinot, kaip dabar visi studentai, teisė, finansai, čia reikia tokios profesijos. Nors supratau iš anksto, kad čia ne man. Čia iš tikro, čia visiškai, aš kaip finansininkas, tai toli man. Ir pradėjau tada mąstyti apie išvykimą į užsienį. Oi, ne, atsiprašau, žinokit, dar dirbau gal porą mėnesių gamybos srityje. Irgi supratau, tikrai darbas ne man, aš ten sėdėjau, kas 2 minutės žiūrėjau laikrodį, galvojau, kada jau tai baigsis. Ir tada sumuščiau, važiuoju į užsienį. Aišku, išvykau į Angliją, padirbau ten beveik metus ir irgi supratau, tikrai ne man Anglija. Yra daug tikrai žmonių ir daug jaunimo, kurie randa kaip ir savo tą kelią tenai. Bet tai buvo tikrai ne man. Tada aš nutariau čia grįžti, pabandyti iš naujo, pabandyti vėl pajudėti čia, Lietuvoje, tą gyvenimą susikurti. Visgi čia šeima, mergina buvo, kuri dar tuo metu mokėsi. Ir čia tikrai tokie buvo sunkumai. Atskridęs į Lietuvą, aš iš karto pradėjau dirbti vėl pramonės srityje. Ir aš dirbau ir ką norėčiau pasakyti, kad tai buvo pirmas lūžis. Aš pirmą kartą gyvenime, darbe, būdamas, pasakiau, ne, čia ne man. Aš neturėjau tolesnių planų. Nebuvo tų planų, aš tiesiog galvoju, viskas. Reikia nukirsti. Ir nukirtau. Išėjau iš darbo. Ir ėjo gal 2 savaitės, nebuvo tos tokios inertingos darbo paieškos. Aš bandžiau savies pamastyti, kuo aš galiu būti. Ir tikrai tuo metu, niekada net kaip profesijos rinkausi, nebuvo net mintise darbo su vaikais. Aš tikrai save net neįsivaizdavau. Ir tada atsirado toks pasiūlymas. Kaip žinote, dabar globos namuose turi būti kaip toksai šeimos modelis. Šeimos modelis tai čia turi būti kaip vyras dirbti, kaip tėvas. Nes tikrai berniukam trūksta tų vyrų. Aišku, visos moteris, berniukai pasidaro aršus, nes jie prisižiūri visokių filmų ir jiem čia mes jėga. Ir čia yra tas globos namų modelis. Na, aš atėjau, aišku, apsižiūrėjau, nusibraižėm ribas su tais vaikais. Aišku, pirmą bandžiau būti griežtas auklėtojas. Nes, aišku, iš savo kaip stereotipinių tokių mokytojų žinau, kad reikia būti susikaušysiam. Aš toks pabuvau daug dievę savaitę. Tada susilyginau su tais vaikais. Aš pradėjau jiem pasakoti savo gyvenimą taip pat, kaip ir aš domėjausi jų gyvenimą. Aš nenorėjau tų bylų, aš nenorėjau tų tiesiog parašymų, kad neturi tėvo ar motinos, ar tėvas ar motina tiesiog paliko tos vaikus. Aš norėjau tų vaikų istoriją išgirsti. Nes, žinokite, ta vaikų istorija galbūt yra visai kitokia, negu mes ją įsivaizduojame. Mes galbūt susidarę tą įvaizdį apie globos namus, bet ten esantis vaikai yra unikalūs. Bet kas įdomiausia, 4 iš tų vaikų buvo ypatingi. Tai čia turinti specialių ugdymosi poreikių. Na ir reikalas buvo tame, kad aš su jais geriausiai sutariau. Jie buvo tie, kurie aš kažką tai blogai padarydavau, pamiršdavau kažkokius tai planus. Ir ateidavo direktorė ir sakydavo, Andriau, kur planai? Andrius, aišku, pauzė. Galvoja, ką dabar sukurti. Visada išgelbėdavo vaikai. Vaikai, ką nors sugalvodavo, kad mes matėm, kaip mokytojas rašė, bet neatsivežė ten kompiuterį sugedo, dar kažkas. Man čia buvo super. Aš taip galvoju, o čia tai darbas, dar kai turiu komandą gale. Bet tai buvo, kaip sakoma, ne į vienus vartus tas ėmimas. Aš aišku irgi, jie ten pabėgdavo ar ką aš juos dangstydavo. Ir taip mes susikūrėm. Taip pas mus susikūrė tas ryšys. Ir ką aš manau, šiuolaikiniam ugdymo procese kiekvienas mokytojas įėjęs į klasę, jis privalo padaryti tą ryšį.
visų pirma, mums nereikia pristatyti gal tos programos, ką mes mokysime, bet galbūt mes turime susipažinti su tais mokiniais, pateikti jiems save, kaip ir jie pateikė mums save, mesgi ugdysimės kartu, mes juos nemokysime, mes mokysimės. Kiekvienas vaikas atneša dalelę savęs į mūsų širdis. Ir jeigu taip tiesiai šviesiai, aš buvau tikrai toks nelabai geras berniukas, kuris tikrai nemėgo mokytis ir tikrai nebuvo pirmūnas, arba vienas iš geresnių klasės mokinių. Tačiau gal tai man ir padėjo dirbti su tais globos namų vaikais. Mes pradėjom kartu sportuoti, mes įsteigėm netgi salę, mes stengiamės, mes radom tų lėšų, mes tvarkėm kartu, prižiūrėjome. Bet vieną dieną atėjo toks pasiūlymas nuo Motiejaus Šimilionio gimnazijos direktoriaus, tikrai labai puikaus direktoriaus, tiesiog apsilankyti mokykloje ir išklausyti tai, ką siūlo jis. Aš atėjau, išklausiau. Ir buvo pasiūlymas būti profesijos patarėjų. Tai ką norėjau pasakyti, kad aš atėjęs į tą mokyklą, aš supratau, kad čia ne ta mokykla, iš kurios aš išėjau. Aš išėjau iš tuščios niūrios mokyklos, o aš atėjau, tai buvo kaip šviesulys. Vaikai mylėjo direktorių, direktorius eidamas atsiminė kiekvieno vaiko vardą. Čia buvo pirmosios tos pažinties, man didelis toks šokas, kad direktorius atsimena vaikų vardus, kad jis prie kiekvieno ateis pasisveikins, jis žino to vaiko problemą, paklaus, kaip jiems sekasi, arba teisės laikyti, arba kaip sekasi taisytis kažkokį tai pažymį. Ir aš supratau, kad tai yra tos mokyklos modelis. Nes visgi eina viskas nuo direktorius, nuo apačios. Ir aš supratau, kad aš visgi norėčiau čia pabandyti dirbti. Nors pati ta darbo vieta gal man tokia ir keista buvo, bet tas vadovas, kuris buvo tuo metu mokyklo, aš supratau, su tokiu vadovu aš galiu kažką pakeisti. Aš galiu integruoti tuos ypatingus vaikus labiau prie tų, kaip mes sakome, normaliųjų. Nors nėra normaliųjų. Mes visi individualūs. Mes visi ypatingi. Tai kuom gali mes įskirti specialiuosius ugdymo poreikius? Dėl to, kad tiesiog eina kažkas ne pagal planą. Tiesiog, kad jie mokosi kitaip, negu mes norėtume. Aš jums tiesiog pasakysiu, kad pas specialių ugdymosi poreikių turinti vaiką, pavyzdžiui, su emocijų sutrikimu, jeigu mes jo paklausim, kodėl jūra mėlyna, jisai galvoja ne tą atsakymą, kad, nežinau, gal dangus, jisai galvoja 100 atsakymų. Tai ar čia minusas ar pliusas? Jisai apžvelgia iš visų aspektų. Aš manau, kad čia kaip tik protingas, išmanus vaikas. Ir pradėjau dirbti profesijos patarėjų. Nepradirbęs ir mėnesio gavau pasiūlymą būti administratorium. Padirbęs administratorium, kaip čia galima pasakyti, su direktorium irgi apsižiūrėjęs ribas, mes labai gerai sutarėm. Jam patiko tas mano mąstymas, tas mano požiūris į tos ypatingus vaikus, apskritai į tos globos namų vaikus. Ir čia buvo jo pasiūlymas. Klausyk, o tu nenorėtum būti specpedagogų? Man čia apskritai buvo toks, ką aš žinau. Sako, tau patinka su tais vaikais dirbti, kodėlgi ne? Aišku, aš mąsčiau, nes turėjau gal iki stojamojo, gal 2-3 mėnesius. Tai aišku, buvo laiko apmąstyti. Tikrai, visa šeima palaikė šią idėją. Aš pradėjau labiau skaityti, kas tai tokio. Ką aš tuo darbu galėčiau padėti mokyklą. Ir aš supratau, aš tiem specialių ugdymosi poreikių vaikam galiu tiesiog nutiesti tą kelią į socializaciją, į integraciją į visuomenę. Ir aš supratau, kad tai yra ta vieta, kur aš galiu padaryti daugiausia. Ir aš sutikau. Šiuo metu esu dar ir studentas. Tai ir galima sakyti, kaip esu ir studentas, aš kartu ir mokosi su tais vaikais. Tiesiog atsitiko taip, kad turėjau išeiti iš globos namų. Tikrai santykius palaikau iki šiol su ta savo grupe. Tik tai aš visada tą grupę, tikrai savo tą vaikų grupę atsiminsiu, nes buvo tas lūžis, tas pagrindinis lūžis, kad aš supratau, kad aš dirbsiu su vaikais tada, kada aš po mažiau negu savaitės darbo susėdau ir aš išgirdau kiekvieną šių istoriją. Ir aš supratau, kad kiekviena iš jų istorija yra kažkiek tai, aš juos suprantu. Vienas, pavyzdžiui, buvo blogiukas kaip mokykloje ir jo nesupranta mokytojai ir jį nustumė. Ir aš žinau, nes aš kažkada tai toks pat buvau, aš peridinėjau tą paauglystę. Tai yra tiesiog vaikas įstumtas į kampą ir jis bando gintis. Ir jis rodo tą agresiją. Aš radau, kaip iki jo prieiti. Dabar tikrai savo darbu, jeigu rimta, aš tikrai džiaugiuosi, nes aš ateinu į darbą, pas mane nėra pamoka, kaip sakoma, pagal planą. Aš neplanuoju. Aš ateinu, aš žinau, ką mes turim išmokti čia savaitę. Ir vaikai gali pasirinkti, ko jie norėtų šiandien išmokti.
Pas mus nėra atskiro sėdėjimo. Mes darom užduotis kartu. Aš jau rimtai darau kartu su vaikais. Nes kartais būna tokios užduotis kaip specpedagogika. Aš nei matematikas, nei lituanistas, tai tikrai kartais ir aš klaidelių padarau ir jie mane pataiso. Ir aš manau, kad tai ir yra mokymasis kartu. Kaip ir norėčiau jau kaip ir link pabaigos eiti tuom, kad aš tikrai tikiuosi, kad vieną dieną ar iš globos namų vaikas ateis, ar iš mokyklos. Ir jeigu bent vienas vaikas ateis ir pasakys, mokytojau, ačiū, man pasisekė, nes padariau taip, kaip jūs sakėte, mano gyvenimo tikslas tikrai bus pasiektas. Bent vienam žmogui, jeigu aš pakeisiu gyvenimą, aš savo tikslą tikrai pasieksiu. Ačiū.